Init televizija vėl kviečia žiūrėti laidą Aisčių keliai. Jūs matysite naujus, kvapą gniaužiančius siužetus, pasakojimus menančius mūsų šalies didingą praeitį. Lankysimės ten, kur kažkada lankėsi mūsų protėviai. Aiškinsimės, iš kur mes atsiradome, tokie kokie esame šiandieną. Rodysime, kas primena mūsų neįkainojamą kultūrą ir atrasime, kokie mes nepaprasti esame pasaulyje. Norėdami leistis į laidos pasakojimus, kur kažkada lankėsi mūsų protėviai, reiktų dar kartą paaiškinti, iš kur mes atsiradome – indoeuropiečiai ir baltai. Tad apie kokias baltų visuomenės sluoksniavimosi ištakas čia kalbama, jeigu ji iš prigimties išsluoksniuota? Čia mėginama apčiuopti tą laiką, kai skirtingi visuomenės sluoksniai įgauna tokį įrėmintą pavidalą, kurį galime pastebėti tyrinėdami gyvenvietes ir laidojimo paminklus. Kaip atrasti tą atspirties tašką, kuris parodytų, kad bendruomenėje atsiranda kažkas daugiau nei prigimtinis instinktas išgyventi, kad atsiranda siekis gyventi gerai ir prabangiai. Kas tai atskleidžia? Matyt, prekyba su tolimais kraštais. Ir visai nesvarbu, kokia ji – mainų ar prekinė piniginė. Esmė ta pati – vieniems ir kitiems reikia kažko, ko jie patys neturi. Bet tas, ko jie patys neturi, jau nėra būtiniausias daiktas tam, kad išgyventum. Mainoma arba perkama jau ir tai, kas patenkintų estetinius poreikius. Tai kada baltai ėmė prekiauti su tolimais kraštais? Ir čia daugelis patirs staigmeną, jau mezolite. Iš Valdajaus aukštumų, iš dabartinės Lenkijos atkeliaudavo ypatingas, mūsuose nerandamas titnagas. Bet tikroji, dabartiniais terminais šnekant, tarpkontinentinė prekyba užsimezgė Žalvario amžiaus pradžioje. Ir jai baltai turėjo ir tebeturi visose tautose geidžiamiausią prekę – gintarą. Marijos Alseikaitės Gimbutienės žodžiai sakant, taurų kaip auksą gintarą labai vertino civilizuota pietų Europa. Baltams jis tapo materialinio suklestėjimo priemonę, nes per gintarą užsimezgė ryšiai su vidurio ir pietų Europa. Ką galime įskaityti Teodoriko didžiojo atsakymą Aišiams? Pirma. Šen ir ten keliaujantis Aišių pasiuntiniai išmanė geografiją, žinojo kelius, pažinojo raštą ir mokėjo kalbas. Vadinasi, Aišių karinė aristokratija ir jos aplinka buvo išsilavinusi. Antra. Aišiai orientavosi Europos politikoje ir suvokė, kas jie lemia. Pasakyta juk, mylėkite jau pažintą tą, kurio uoliai ieškojote dar nepažinto ir žinojo, kur reikia ieškoti to politikos centro. Mat tarp šitie ginčių numatyti kelią nėra lengvas noras. Trečia. Jie žino gintaro vertę, gamtinę jo prigimtį ir kilmės paslaptis. Ketvirta. Pasiuntinybė buvo labai didelė ir jos kelias buvo ilgas. Teodorika frazė šen ir ten jūsų pasiuntiniams keliaujant, sužinojame labai trošku su jumis supažinti, leidžia suprasti, kad Aišių pasiuntiniai jau kuris laikas bus vagoję Europos kelius. Ir čia kyla mintis, kad Aišių pasiuntiniai turėjo ne vieną tikslą – rasti sąjungininkų ir užmiršti draugiškus ryšius su žyme to meto karalyste. Matyt, pasiuntinybė naujoje Europoje ieškojo patikimų prekybinių partnerių ir visai galimas dalykas, kad jie galėjo keliauti po netoliese esančias spalvotojų metalų kasyklas dabartinės Vengrijos ir Austrijos teritorijai. Penkta. Laiško tonas ir paskutinioji frazė. Perdavėme jūsų pasiuntiniams žodžių keletą nurodymų, kuriais skelbėme tai, kas jums turėtų būti malonu. Reiškia, kad karalius Teodorikas šneka su laisva ir nepavergta tauta, kuri nieko nevaržoma ieško politinio sąjungininko. Taigi, šis patikimas šaltinis, kaip tas dangaus lašas, įdeda gyvą kontekstą į archeologinius radinius ir sustiprina jais paremtas išvadas. Gotų istorikas Jordanas apie 551 metus veikale apie getų arba gotų kilmę ir veiklą įdėjo 2 epizodus apie Aišius. Vienas iš jų skirtas Aišiams, kurie Jordano teigimu buvo įjungti į 351–376 metais gyvavusią gotišką Hermanricho karalystę prie Juodosios jūros.
Antras epizodas netikėtas archeologinės realijas išmanančiam istorikui. Prie pat okeano kranto, kur 3 žiotimis įsilieja Vyslos vandenys, gyvena vidivarijai, kuriuos sudaro įvairios gentis. Už jų okeano pakrantėje gyvena aišiai, labai taikinga gentis. Deja, Jordano žinia apie taikingus aišius neturi nieko bendro su mokslinė tiesa. Klaidinanti žinia yra akivaizdi vikingų epochos kontekste. Savo laidose mes pasakosime apie žymiausius Lietuvos mūšius, prisimindami kovas su kryžiuočiais bei kitas laisvės kovas, o taip pat dar kartą pažvelgsime į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę Ukrainoje. Pereito metų pabaigoje, šių metų pradžioje mes rodėme atskiras laidas. Didžiosios Lietuvos mįslės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldas Ukraina. Štai fragmentai iš jų, o tuo tarpu prisiminkime. Labiausiai įtikinamas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės lyginimas su ankstyvųjų viduramžių frankais Galijoje vyraujantis politinis elitas, turintis įtakos socialiniame lygmeniui, perėmė valdinių kalbą ir kultūrą. Lietuviai atėjo išryškę individualią alodinę nuosavybę struktūrą turinčios visuomenės. Individualiu ūkininkavimu jis skyrėsi nuo rytinių slavų. Kuo toliau į rytus, ypač Maskvos valstybėje ir Rusijoje, dar ilgai buvo ryški bendruomeninė žemėvalda. Ar ne tai tapo pagrindiniu Ukrainos ir Maskvos visuomenių skirtumu? Ar ne šis skirtumas juo toliau, juo labiau ryškėjo, ypač akivaizdus tapo 20-ame amžiuje, kai stalininės represijos užgriuvo ukrainiečių ūkininkus? Ir ar ne dėl to toks panašus buvo lietuvių ir ukrainiečių priešinimasis gyvenimo būdo permainai? O dabar juokais. Ar atsitiktinai į rusėnų kalbą jau 15-16 amžiuje atėjo tokie lietuviškos gerovės žodžiai, kaip dalgio pavadinimas Litovka, Kumpis ar Skilandis, ar apie trakus, Kardiną, Brastą, Lucką susiformavę medžioklės kulinarijos, naminės arba horilkos pirties fenomenai, kuriuos vėliau pasisavino ir iki šiol savinasi Maskva. Nors ir kaip ten būtų buvę, būtent ši erdvė kartu su Palenkė buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vizitinė kortelė, kurią jau nuo 16 amžiaus matome Europos kartografijoje. Nuo čia pradedame vaizduoti Europos miškai. Čia poetiškai aprašomos stumbrų medžioklės. 1522 metais Mikolojus Husovianas, o tarp miškų bręsta javų ūkiai, kurie Bugu ar Narevu per Vyslą teikė javus Gdanskui. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ūkininkavimo kultūros fenomenus, jų simbiozę istorikom dar reikės nuodugniai tirti. Darbas nelengvas, nes tai paprastai priskiriama žemai, mažai dokumentuotai kultūrai. Aukštojoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūroje ilgai vyravo stačiatikiškasis regionas. Kunigaikščiai užvaldytoje erdvėje krikštydavosi pagal stačiatikių tikėjimą ir perindavo valdinių kalbą bei kultūrą, nes jų pačių pagoniškasis potencialas nebuvo didelis. Lietuviai Rusijoje rado mūrinių cerkvių ir vienuolynų, juose tapybos, bažnytinės dailės ir rašto rinkinių. O svarbiausia, rašyti mokančių vienuolių. Savo kalba rašyti Lietuva nebuvo išmokusi. Latiniškasis raštas pasiekė vėliau ir buvo daug brangesnis, o valdiniai turėjo jau 11 amžiuje surašytas Ostromiro ir Turovo evangelijas. Todėl darosi suprantama, kodėl su krikščionybė susijusios savokos, tokios kaip krikštas ar bažnyčia, atėjo į lietuvių kalbą ne iš vakarų, o iš Rusijos. Tai liudija, kad Lietuvos pagoniškoji kultūra negalėjo primesti kitiems nei kalbos, nei kultūros, nei religijos dėl to, kad pagonybė neįstengia kontroliuoti su institucijas ir raštą turinčią stačiatikybę. Stačiatikiško regiono kultūros įtaka ypač išryškėjo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovo raštinėje. Pradėjo vyrauti kalba, kartais vadinama senąja ukrainiečių, kartais senąja baltarusių, o kartais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kanceliarinė. Nors seniai mokslas žino, kad iš pradžių joje buvo daugiau ukrainizmų, vėliau baltarucizmų, tačiau svarbiausia, ji buvo kitokia negu stačiatikių bažnytinė liturginė kalba. Negana to, Maskvos valstybėje tik tokia bulgarų kilmės raštijos tradicija
ilgai ir buvo vienintelė, o Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje susiformavo alternatyvi raštijos tradicija, kuriai priskiriami ne tik kanceliarijos raštai, Lietuvos metrika, bet ir ją rašyti Lietuvos metraščiai bei Lietuvos statutai. Laidos pabaigai pradėsime ir pasakojimą apie šios vasaros mūsų ekspediciją į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę Ukrainoje. Leisimės į kelionę nuo Vilniaus aušros vartų iki Kijevo vartų. Kaip ir žadėjome pereitojo laidoje, mes toliau tęsime pasakojimą apie Čartoryską, kur kažkada buvo senosios Rusios Volynės pilis. Karingai nusiteikusi privačios valdos savininkė mūsų neišvijo. Gal jai visgi svarbiau pasirodė netoliese besiganančios karvės, o mes džiaugiamės, kad pakankamai draugiškai nusiteikęs šioje istorinė reikšmė turinčioje vietoje gyvenantis žmogus sutiko aprodyti savo valdas ir tiek, kiek pamena bei išmano, stengėsi mums paaiškinti. Jūs turite gauti leidimą iš deputatų ir tik tada čia vaikščioti. Nuo tada, kada jūs dirbate žemę. 40 metų aš čia gyvenu. Taip, bet jūs randate čia kažką. Nieko čia nėra. Dar prieš jūs čia buvo nemažiau, kaip 1000 delegacijų. Norite, aš jums parodysiu. 60 metais, kur aš pas dalyvavau. Va tai ten iš Leningrado Rapoportas kasinėjo. Taip, jis kasinėjo šią vietovę. Jis čia kasinėjo, štai ten duobė, kur dabar auga kukurūzai. Čia, va čia, kur baigėsi, buvo ten duobė. Aš pats ten dalyvavau ir kasti padėjau. Aš buvau vaikas, bet mokėjo kapeikas, tai ir padėjau. Tai jie kasė ten patys, o mes tik užkasinėjome. Štai čia jie kasė, čia kaip tik matosi. Čia žemyn kasė, 5-6 metrus, nemažiau, štai čia jie kasė. Taip, suprantama. Ir štai čia, žemyn, na, o bokštas ten stovėjo, kasė ir ten. Bokšto tai nebuvo, tik pamatai. Iškasė tos akmeninius pamatus. Ką jūs? Tai akmenys. Tai tie akmenys čia gulėjo, bet kaimiečiai juos paėmė. O ten liko kokie pamatai, ar juos paėmė? Nieko nėra, žmonės paėmė. Viską paėmė, visus pamatus čia. Po to, kai jis iškasė, viską paėmė statybom, taip, tai buvo 60-ais. Ten buvo kažkiek, na ir žemės. Štai aš čia gyvenu nuo 40-ųjų. Tai nuo tada čia buvo 1000 delegacijų. Akmenėlių ieškojo. Viskas, kas čia buvo, tai Rapoportas ir viską pasėmė. Tai buvo 60 metais. Vaikai dar buvom, bet kasė, ne mes, o jie kasė. Viskas, kas viršuje, ir štai ten užkasinėjome. Mums 5 tai vis pinigai, o kitiems nieko nemokėjo. Užrašė kaip darbadienius, užrašė ir viskas. Tai mes tik žemės užkasinėjome, o ten, kur kasinėjo bokšto vietą, tai viską patys pasiėmė. Štai toks griovys buvo likęs. Aš čia gyvenu nuo 40-ųjų, o apskrities valdžia, kuri šią vietą prižiūri, buvo atvažiavusi 67 metais. Dokumentus išdavė 12 spalio 1968 metų. Dėl sklypo buvimo, tai aš viską ir turiu. Kai aš čia pradėjau viską privatizuoti, tai mano dokumentus jie pasiėmė į Kijevą. Sakė, kad be ministerijos nieko negali išspręsti ir man atidavė senų dokumentų kopijas. Tai reiškia, kad tik po kasinėjimų jūs pradėjote statyti šiuos statinius? Ne, kasinėjimai buvo 60 metais, o aš čia stačiau 68-ais. Na, aišku, 67-ųjų rudenį man skyrė vietą, čia buvo dykynė, tokia augmenija, žmonių susodinta, štai ir viskas.
aišku. O O štai kitas namas jau buvo. Visas namas buvo pastatytas iki karo. Dabar moteris čia gyveno, o buvo dykynė. Prieš karą su Lenkija čia buvo žemė. Čia visur privati valda. Žemės jie neturėjo, tai ten davė, priekyje. Kadangi čia buvo dykynė, tai čia ir pastačiau namą ir viskas. Ir čia, kur aš gyvenu, visur buvo kasinėta. Esame senajame Čartoriske, tai vieta, kuriame buvo iš pradžių senosios Rusios Volynės pilis, žinoma, nuo 12 amžiaus. Ir čia 13 amžiaus antroje pusėje buvo pastatytas vienas iš Volynės tipo bokštų. Jį kasinėjo 60 metais Rapoportas ir, kaip pasakoja čia šitos žemės dabartinis savininkas, po to, nepaisant to, kad čia buvo rastas unikalaus statinio pamatai, štai leista pastatyti sodybą, o vietiniai gyventojai likusias plytas iš pamatų išnešiojo statyboms. Tai irgi rodo, kad sovietmečiu bent jau čia paveldosaugos padėtis buvo apverktina. Taigi dabar mes matom tik kukurūzus augančius toje vietoje, kur buvo vienas iš gal kokių 10 unikaliausių 13 amžiaus Volynės statinių, Volynės tipo bokšto. Na, mes čia atvažiavom be kita ko dėl to, kad šitoje vietoje buvo kunigaikščio Čartoriskio rezidencija ir būtent nuo šitos vietos Čartoriskiai gavo savo pavadinimą, vardą. Kuo tie Čartoriskiai svarbus? Jie buvo Gediminaičiai. Anksčiau buvo manoma, kad tai yra Algirdo sūnaus Konstantino palikuonis. Dabar linkstama daugumos bent jau, ar Tengovskio, pavyzdžiui, žemesnių tyrinėtojų manyti, kad tas Konstantinas buvo Kariotaitis. Irgi vadinasi Gediminaitis, tai kito Gedimino sūnaus palikuonis. Taigi Konstantinas Kariotaitis buvo Podolės valdovas savo laiku apie 1382-92 metus ir po jo mirties jo sūnui Vasilijui buvo paskirta valda Volynėje, štai dalinė Čartorisko kunigaikštystė su centru štai šiame piliakalnyje dabartinėme senajame Čartoriske. Čartoriskiai šiaip jau turėjo labai daug valdų ir čia buvo tik viena iš jų valdų. Jie čia labai dažnai nesilankydavo, bet būtent šita valda davė jiems vardą. Šiaip Čartoriskiai gana ilgą laiką Lietuvos valstybės istorijoje vaidina labai svarbų vaidmenį ir ypač 18 amžiaus antroje pusėje, kai Čartoriskiai ėmėsi reformą bandydami atgaivinti šitą senąją Lietuvos ir Lenkijos valstybę, kur jau buvo tvarka visiškai pairusi, siūlė tam tikras reformas. Tačiau iš to nieko neišėjo, viskas baigėsi vis tiek abiejų tautų respublikos padalinimais. Tačiau jos pabaigoje štai čia Čartoriskiai iš tikrųjų pasireiškia kaip tokie žmonės bandantis kažką gelbėti. Tai tuo ir reikšminga Lietuvos istorija šita vieta. Iš tikrųjų labai sena, prasideda dar nuo iki lietuviškų laikų, bet per dar reikėtų paminėti vieną tokį epizodą. Tai 15 amžiuje Švitrigaila esant Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu 1431 metais Jogaila su Lenkijos kariuomenė įsiveržė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdas ir būtent apsupa Lucką, ten vyksta kovos. Tačiau Švitrigailos metu turėjo sąjungos sutartį su kryžiuočių ordinu ir kryžiuočiai užpuolė tuo metu Lenkiją ir Lenkija buvo priversta taikytis, sudaryti paliaubas su Švitrigaila. Ir būtent štai šioje vietoje, būtent Čartoriske buvo pasirašyta ta paliaubos sutartis, sudaryta paliaubos sutartis. Tai šito epizodu jie irgi yra garsus Lietuvos istorijoje. Mes einame iš esmės va štai šito pylimo, kuris juosia piliakalnį. Jūs matote, labai yra apardytas. Čia yra ir Rapoporto tyrinėjimų griovys, kurį rodė dabartinis šito dalies piliakalnio savininkas. Jis prisimena dar, kai buvo kasamas ir neužkastas. Čia irgi yra tokia ydinga, sakykime, archeologinė praktika, iškasus pylimo pjūvį ar dar kokią nors perkasą jos neužkasti, nesutvarkyti tos vietos. Ir šiaip tai matos, kad čia ardyta ne kartą, o šiaip pylimas gana aukštas ir jis juosia visą šitą didžiulę, gana didelę, matote,
Parodykim aikštelę, jos visos net nesimato, nes čia stovi dvi sodybos, vaismedžiai su daržais. Piliakalnis įrengtas Styriaus upės pakrantėje, tai kišulys į Styriaus slėnį. Matome čia gana aukštato šlaitai, matosi toliau Čartorisko gyvenvietės namai ir dabar stovi. Na, įdomu, kad šita vieta šiuo metu gyvenama, nors, aišku, paveldosaugos požiūrį tai nėra gerai, nes čia vis dar ardomas tas kultūrinis sluoksnis, kurio be abejo archeologinių tyrinėjimų metu tikrai nebuvo visas ištirtas, nes tokių didžiulių plotų niekas netiria. Bandymui pasirenkama kažkokia tai vietovė ir šiuo atveju buvo tai padaryta, rastas tas unikalus 13 amžiaus mūrinio bokšto pamatas. Bet išvada iš to, kad padaryta labai keista, kad čia galima daryti bet ką, arti, sėti, statyti namus ir užsiimti ūkinę veiklą. Žodžiu, ta vieta, dėja, negalima sakyti, kad būtų pavyzdingai pražiūrima dabar. Na, bet ką padarysi, čia dabar gyvena žmonės, jie turi dokumentus ir čia kažko tai labai nepakeisi, ko gero. Tuo mes savo pasižvalgymus ir baigėme, skubėjome link autobusiuko, nes Sutemas buvo jau čia pat, o mums dar reikėjo susirasti stovyklavietę. Ir jei anksčiau nuo kalno lik ir matėme puikų slėnį nakvyniai, tai kaip iki jo privažiuoti tapo tikras galvosūkis. Pelkėta pakrantė mus atbaidė nuo ketinimų įveikti šią kliūtį. Tolumoje matėme grėsmingą atominės elektrinės vaizdą, tačiau jį tolėliau. O čia, kur matėme besimaudančius kelio darbininkus, aikštelėje nutarėme apsistoti ir mes. Net vanduo bėgo iš tarytum specialiai mums įrengto vamzdžio, bet juo naudotis tuo kartu pabūgome, baimindamėsi, kad gal gali būti koks elektrinės nutekamasis vandendikis, tačiau kitos vietos stovyklavietę ieškoti nesiryžome ir nutarėme apsistoti čia. Paskubomis buvo atlikta į kelionę mūsų pasiimto maisto patikra. Kur šašlykai? Sauliau, kur šašlykai? Dideliai tašiai. Maustum, todėl, kad jau laikas kepti. Kokiegi stovyklavietė be kepsnių? Manai, kad jas reikia pjauti dar? Nereikia. Ne, aš va taip va dvigubai. Išilgai Minską. Šitai va. Ne. Arvidai, išilgai, o taip, išilgai. Kepsniai dar bus, o štai išalkusiems per visą dieną laukimo minutes palengvinti buvo prisiminti lašiniai. Jūs tokių lašinių dar nevalgėt? Ja. Aš galiu pasakyti. Nu, ar visus kitos rūšies pjautos? Lašinių. Čia 2 rūšių. Tai kurių mes nematėm? Nei tų nematėm. Ten vieni sako kažkokie susivalgo. Visi. Nežinau, šitas gal dar pusė. Lašinys yra Gal gausi nori paragauti, tik pamatyti. Žinoma, ne tik jie ir niekas neapkaltins rinkiminę agitaciją, tačiau ir čia Julius pasirodė tikras savo krašto mylėtojas, giriantis Alytaus maisto gamintojus. Va šita duona balta yra, vadinasi sveikata. Prašau pažiūrėti. Su grūdais kepa Alytaus duonos. Lobizmas. Alytaus pasakė. Nu taip, žinoma. Ne, nu tai jau toliau ką. Ten va dzūkiški lašiniai. Nu. Štai va šitie va, dzūkiški lašiniai, čia jau truputį rūkyti. Ir su sveikatos duona, tai dar reikia ir dzūkiško šita duona mano mėgstamiausia. Dzūkinukės. Nu, kurį mes šiandien bandėme sušilti ją? Pelynų. Irgi dzūkiška. Pelyna irgi dzūkiška. Taip, Alytaus jo, kurat. Ar jūs nieko neperka, tik tai Alytaus? Matyt, net neperka to Alytaus. Tikriausiai lobizmas. Čia grynas, supranti, jo, iš tikrųjų taip. O kaip? Tikras alytiškis. Teisingai. Taigi aš jau rodžiau, kaip prašalį Patriotas, tai labai šaunu. Kur mano namai? Kepsnių kepimas pareikalavo tikros išmonės ir teko pasitelkti išradingumą, panaudojant vietinės žaliavas, siekiant pageidaujamo rezultato. Labai gerai kalasi, patrupulį neturėdama. Nerėt, užlaikyk su ranka kaldamas alkoholį. Nes kitai bus...
Ir aš pažįstu šitus žmonės, kad gaunasi, kad... Gerai. Dabar šitoj pusėje. Ne, šitoj pusėje dabar kalba. Čia. Iki va tos vietos, kur tas yra. Šitiek neįkals. Aš matau dabar jau. Spartai reikalą, ne? O dainos, jos irgi buvo, tačiau jomis ir pabaigsime savo tos dienos pasakojimą. Mes čia nagrėsime galvas, po žvaigždėm šią naktį gulsimės, ant akmens čia nagrėsime galvas, po žvaigždėm šią naktį gulsimės. Na tai kas, kad benamiai bedaliai mes, na tai kas, kad šunų apskalyti, akise šoka pušys žalios, o šalna dar žolės nepalėtė, akise šoka pušys žalios, o šalna dar žolės nepalėtė. Sekančiose savo laidose mes žinoma pasidalysime savo kelionės įspūdžiais po didžiąją Lietuvos kunigaikštystę Ukrainoje. Kartu grožėsimės įspūdingais baltų meno dirbiniais, aiškinsimės, iš kur atkeliavome ir esame čia, bei stengsimės pažinti mūsų krašto istoriją, papročius, kultūrą.